praėjo geriau, negu net buvo galvota. Dabar būsiu jau sąžiningai pasakysiu. Žinant mūsų piliečių aktyvumą, tai yra pasyvumą, žinant mūsų piliečių, aišku, labai yra sudėtinga sukviesti. Aš skaičiavau apie 70-80 žmonių. Tai yra mes leidimo prašėm 100 žmonių jau su gera atsarga. Tikrai didžiai nustebintas, pasirodo vis dėlto Lietuvoje yra, kam pasakyti žodį, vis dėlto yra. Įsivaizduokit, praeitą savaitę su LSDP patronažu, praeitą savaitę per visas televizijas buvo skelbta akcija Priimkim tos pabėgėlius. Surinko, aš pats tiesiog skaičiavau, stebėjau, Kudirkos aikštėje surinko 67 žmonės, lygiai, stebėjau, skaičiavau. Mes neturėdami eterio, mes neturėdami spaudos didžiosios, mes tik tai veikdami kaip be jokių partijų palaikymo, mes veikdami tik tai tinkle, tai yra internete ir per mažuosius portalus, per mažuosius portalus kažkokius, per mažuosius alternatyviusius atviresnis medijas, mes sukvietėm tiek žmonių ir visi žmonės, visi kaip retai yra sąmoningi, nei vieno žmogaus aš nepamačiau, kuris išsišokėlis būtų, kuris ten sakytų, bandytų sakyti kalbas, kad ten blogi ten migrantai, todėl, kad jie ten yra juodi, ten musulmonai, dar kažkas. Visi supranta, kad problema yra pirmiausiai pačiam migracijos procese, ekonominiai migracijai. Tai yra iš tikrųjų problema kelia lygiai tiek pat išeivis iš Afrikos, ekonominis migrantas, lygiai taip pat išeivis iš Azijos, ekonominis migrantas. Iš Pakistano, apkitko karo nėra, jų labai yra daug dabar. Kelia lygiai tokias pat problemas kelia. O tos problemos dar padvigubės, jeigu tą žmogų, vargšą žmogų, aš vis sakau, atsistokit į to migranto vietą, ekonominio migranto. Jeigu jisai $5,000 susimokėjęs, perplaukė jūrą, gal matė, kas žuvo, kas šalia. Iki Vokietijos jis rizikuodamas, jis kitos nukako iki Vokietijos. Dabar tą paims migrantai, paims ir perkels į kokią rūklą. Tai patikėkit, kad tai yra jo atžvilgiu, yra lygiai taip pat nehumaniška. Nes jis nekęs tų vokiečių, kurie jį, atsiprašant, išgrūdo į tą rūklą, bet vokiečiai tai toli, o dar daugiau jis nekęs. Mūsų, paskui jos jis yra apgyvendintas. O čia yra giluminė problema. Be abejo, jeigu pabėgėlis atvyksta, jeigu žmogui gresia tikrai mirtis gresia, tai yra bendražmogiška, kad to žmonės priimtų. Bet tai yra vėlgi, tai yra migrantų mažoji dalis pabėgėlių. Nes jokio karo nevyksta, sakykime, Pakistane nevyksta. Jokio karo nevyksta šitam Ivorikos. Atviro karo. Nevyksta, Ivorikos, Pakistane taip, ten yra dar ten neramumai, bet pavyzdžiui, yra Afrikos valstybės, kur tiesiog yra skurdas, gilus skurdas. Tanzanija, gilus skurdas. Vėlgi, tie patys vadinami humanistai, tiek, nežinau, leftistai, jūs vadinami, kairieji, neoliberalai, tie patys. Tai jeigu jie tokie yra šaunus, tai tegul jie pirmą pasako, klausykit, baigim apiplėšinėti mes tą pačią Afriką, to savo vyriausybę. Apiplėšinėja vėlgi tos pačios Europos didžiosios valstybės. Tai yra ekonominiai interesai, kieno yra britų, prancūzų, italų, vokiečių. Tai va. Jeigu jau taip jau paėmus. Problemą reikia spręsti ten, kur jie atsiranda. Kur pradėti karus užbaigti, kur gilus skurdas, reikia daryti viską, kad panaikinta gilų skurdą. O gilų skurdą galima panaikinti. Vėlgi nustojasi apiplėšinėti šitas valstybės. Remt režimus, kurie yra dažnai laikosi ant užsienio, sakykime, pinigų ir užsienio ginklų laikosi. Ir nustoti apiplėšinėti tas valstybės. Tai va, teroristų ne, gal viens prie 10 nebus. Jeigu dabar teigiama, kad yra apie 4,000 emisarų islamo valstybės, o jūs nepamirškit, kad islamo valstybė nėra vienintelė teroristinė organizacija, nėra vienintelis teroristinis susivienijimas, niekur nedingo Al-Qaeda, niekur nedingo Boko Haram, niekur nedingo broliai musulmonai, niekur nedingo islamo džihadas, dar regioninių yra Afrikos pakankamai daug regioninių grupuočių. Tai yra apie 21 radikalių islamo susivienijimų, ne grupuočių atskirų, susivienijimų yra apie 20. Tai va. Ir jie tarpusavį konkuruoja. Labai dažnai dar atsitinka net taip, kad kur eina dabar žygiuoja islamo valstybė, grupuotė, bėga iš tų pačių teritorijų, bėga kitų radikalių islamistinių konkuruojančių grupuočių nariai. Apie juos jau reikia kalbėti. Nes kai užeina islamo valstybė, jie išstumia ir
savo to pačių konkurentų. Jis, kaip žinom, dabar yra priešprieša tarp tos pačios islamo valstybės ir Al-Qaidos. Tai va, Al-Qaidos, jeigu yra padariniai, jeigu jie nesutinka su islamo valstybė, tai tie žmonės automatiškai bėga, iš tikrųjų bėga nuo islamo valstybės. Bet ar mes norim turėti pabėgėlius Al-Qaidos narius? Nu, tikrai ne. Lygiai tas pats, sakykime, kad mes priimsim ar islamo valstybės, ar Al-Qaidos, ar Boko Haram priimsim, ar, sakykime, islamo džihado. Tai koks buvo pagrindinis šūkis šios dienos akcijos? Mes prieš priverstinę migraciją. Prieš priverstinę migraciją. Mes tą migraciją laikom priverstinę. Iš visas mūsų tas procesas, kuris pradėtas, vadinasi, prieš priverstinę migraciją. Kaip ir skamba mūsų peticija. Peticija prieš priverstinę migraciją. Renginys mūsų irgi pozicionuotas kaip prieš priverstinę migraciją. Pagrindinis yra vis dėlto uždavinys, kad valstybės turi pačios spręsti be diktato. Iš viršaus valstybės turi pačios apsispręsti, jeigu jos ruošiasi kažką priimti, jos turi pačios ir apsispręsti. O be baudų, be tokio kumščio iš viršaus, dovanokit 50 metų iš vienos pusės kumštis, dabar ką? Iš kitos pusės kumštis toks pat. Tai yra toksai pagrindinis mūsų ir kaip ir toksai mes išvadinamas tas šūkis, ne šūkis.